Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aš vėl Vilniui susitikau su Lietuvos muftijum Aleksandru Begansku. Tai aptarsim kaip ir šios savaitės svarbiausius klausimus. Tai dėl tų pradžiai gal dėl tų išpolių, kur buvo Prancūzijoje, Vokietijoje. Kaip gal galėtumėt ką pakomentuoti, ar tai susijęs su islamo mokymu, ar Alachas įsako ten daryti išpolius prieš žmonės ar kažką. Dabar noriu pakomentuoti tą dalyką, kur ten kažkas ten įvažiavo ir kai kurį pasakė, kad čia yra musulmonas arba ne musulmonas, arba jisai padarė dėl Allaho malonės, arba dėl savęs, arba dėl neapykantos, arba tiesiog buvo papirktas, arba buvo pasamdytas. Tai tokių faktų mes kaip ir negalim dabar sužinoti, kuom jisai vadovaujasi, būtent darant tas žmogus, būtent darant tokius veiksmus. Bet aš galiu tiesiai šviesiai pasakyti, kad tie veiksmai nebuvo padaryti vardant Allah malonės. Nes Allahas griežtai uždraudė mums kovoti net su priešais tuo metu, kai jie su mumis nekovoja. Būtent Allahas, būtent Kurane pasakė, jeigu kažkas nužudys vieną žmogų. Ir Allahas Kurane nepaminėjo, kad tai tas žmogus yra tikintis arba netikintis. Jeigu kažkas iš musulmonų nužudo be teisinių pagrindų, be teismo sprendimų, arba ne dėl savigynos, arba ne karo metu nužudo kažkokį kitą žmogų, tai jo nuodėmė labai didelė. Lyg tai ir Allahas apibūdina tą nuodėmę, lyg tai jisai būtų išžudęs visą žmoniją. Nuo Adomo, pirmo žmogaus iki šios dienos, kiek buvo žmonių, tiek žmonių išžudė. Bet jeigu jisai išgelbės vieną gyvybę, irgi ten gyvybė pasakyta, nepabrėžta, kad ten musulmonas arba ne musulmonas, būtent gyvybė. Ir nesvarbu ten, kaip aš sakau, tikintis, netikintis, jisai liktai išgelbės visą žmoniją. Ir apie tai Allahas sako. Ir sakyt, kad jisai kažką padarė dėl Allaho malonės arba einant islamo keliu, tikrai ne. Nes pranašas Muhamedas sallallahu alaihi wasallam pasakė, net kai karo metu, kai musulmonai kariauja, jeigu yra tikimybė ar galimybė, kad per to karo veiksmus bus sužaloti nekalti žmonės, vaikai, moteris, tiesiog nekalti žmonės, reikia pasistengti išvengti būtent to mūšio ir nekariauti tuo metu. Tai jeigu mes pažiūrėsim į visą šitą tos nuostatos principus, tai mes galim drąsiai sakyti, kad tas žmogus atliko tos veiksmus būtent ne vadovaujantis Kuranu arba Sunna, ne dėl islamo, ne pagal islamą. Bet jeigu mes traktuosim tos veiksmus pagal islamą, mes galim pasakyti, kad tokie veiksmai yra nusikaltimas, yra terorizmas, bet iš kitos pusės aš noriu pasakyti, kad terorizmas neturi kažkokio tautybės arba neturi kažkokio tikėjimo. Nes kai žmonės užduoda klausimą, ar tas galite pakomentuoti, ar tas musulmonas, ne musulmonas, aš manau, kad tie žmonės užduoda klausimą vien tik dėl to, kad ar tie dalykai toleruojami Kurane pagal islamą galim toleruoti arba negalim toleruoti. Tai aš kaip ir mes kalbame, kad tie dalykai kategoriškai netoleruojami, uždrausti tiesiog islamai. Ir jeigu kažkas daro tokios veiksmus, pagal islamą tokiam asmeniui, tokiam žmogui, kokia yra bausmė? Mirties bausmė taikoma. Bet jeigu kažkas nori pasakyti dabar, kad pažiūrėkit, musulmonai tą daro arba tą daro, tai jeigu iš šitos pusės kažkas nori užduoti tą klausimą, tai aš abejoju nešališkumu ir abejoju to žmogaus asmens
kad jisai ne dviveidis. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes dabar pažiūrim, tai vat, nesenai buvo vėlgi buvo bombarduojama Ukraina. Vėlgi buvo nužudyti civiliai, nekalti žmonės Ukrainai. Ir kas tai padarė? Krikščioniai. Jeigu mes pažiūrėsim, kas numetė atominius bombus į Hirosimą, į Nagasakį, tai mes irgi pamatysim, kad tai nebuvo musulmonai, buvo krikščioniai. Jeigu mes pažiūrėsim, tai Hitleris irgi buvo krikščionis, net jisai išleido Bibliją vokiškai. Jisai buvo tikintis Jėzų, bet ką jisai padarė? Mes galim sakyti, kad jisai padarė vardant krikščionybės arba pagal krikščionybę. Arba jeigu mes dabar pažiūrėsim, kas daroma Palestinoje, kai žudomi vaikai, kai tiesiog neleidžia greitoji pagalbai nuvažiuoti pas tos žmonės, kad nepraleidžia vaistus, vandenį nepraleidžia. Žudomi vaikai. Visas pasaulis pažino, kad ten yra vykdomas genocidas, kodėl mes tada apie juos nekalbam. Bet vėlgi, kai mes kalbam apie tokius dalykus, niuansus, tai vėlgi, kaip aš sakiau, visą laiką sakiau, jeigu mes norim pažiūrėti ir kalbėti apie žmonės, tai kodėl tie žmonės neužduoda klausimą apie kunigų pedofiliją Lietuvoje. Nereikia tolyn eiti. Lietuvoje. Jeigu mes norim pakalbėti apie asmenius, tai galbūt pradžioje mes turim tada kalbėti apie tą žmogų, apie Joną, Petrą, Muhamedą, Jusufą, Junusą arba dar kažkokį asmenį. Jeigu mes kalbėsim apie asmenius, tai mes galim kalbėti nesustojant apie pedofiliją, apie kitus nusikaltimus. Bet ar čia mes kalbam kažką, uždam klausimą apie tikėjimą? Tikrai ne. Tai dar kartelį pasikartosiu. Taip, islamas netoleruoja tokios veiksmus, deklaruoja, kad tokie veiksmai prilygstami prie būtent terorizmo, būtent prie nusikaltimų ir čia nusikalstama veikla ir tas žmogus, bet koks, jeigu jis musulmonas, ne musulmonas, o mes dabar negalim žinot iš tikrųjų, kas jisai, nes mes negalim pažiūrėti į jo širdį. Ar jisai tuo momentu, kai jisai šitą darė, jisai musulmonas arba ne musulmonas. Jisai dėl ko jisai padarė? O jisai galbūt jam kažkas sumokėjo tos pinigus, arba buvo priverstas kažką padaryti, arba tiesiog jam pasimaišė galvoj kažką. Bet čia yra problema, Muhamedai, kai mes kalbam apie musulmonus, tai tada visi sako, pažiūrėkit, čia musulmonai. Bet kai mes kalbam apie tos krikščionius, teroristus, tai jie sako, jam ne viskas galvoj. Jisai tiesiog nesveikas žmogus. Tai jeigu mes sakom, kad tas krikščionis, ir jis sakom, nes jam kažkas pasimaišė galvoti, smegenį negerai, galvo negerai, tai čia viena pusė, tai čia vienas tokia paaiškinimas, kai mes kalbam apie musulmonus, taip, tai čia kažkokio paaiškinimo arba dar kažkokio argumentų, faktų, arba nustatyti būtent tikrą situaciją, dėl ko, kaip ir kas, niekas nenori girdėti. Čia yra problema. Jeigu jūs nuvažiuosit nesenai, aš sakiau, kad kaip muftijos mes rašėm raštą būtent Saudijos teisingumo ministerijai ir būtent kad ten buvo pagauta lietuvė, kurie veždavo narkotikus. Ir pagal tos kanonas galiojančios Saudijoje, jai buvo skirta bausmė iki gyvos galvos, iki mirties būt kalėjime. Ir kadangi jo mama, giminės negalėjo ten lankyti ir labai sunku, tai būtent mes tada paprašėm ir parašėm teisingumo ministerijos, kartu su teisingumo ministerija parašėm būtent oficialų raštą iš muftijato, kad
sauditai padėtų ir leistų ją perkelti į Lietuvą. Bet iš tos pusės, iš Saudijos arba iš kitų pusių, nebuvo ten paminėta, kad jinai ten krikščionė arba ten nekrikščionė. Nors kaip pagal idėją jinai buvo ir yra krikščionė. Bet tokių kaltinimų iš musulmoniškai šaliai, arba ten, jeigu jūs nuvažiuosit į kitą šalį, ten Turkiją, ten dar kažkokią, jūs niekada neišgirsit, jeigu ten kažkoks lietuvis daro nusikaltimą, arba vežia narkotikus su fūro ten, arba dar kažkokį. Jūs niekada neišgirsit, kad ten, va, pažiūrėkit, kokie krikščioniai. Ten tiesiog žiniuose rašom, kad tos šalies pilietis ir tiek. Nes tikėjimas yra privatus reikalas. Ir mes negalim patikrinti pagal vardą, pavardę arba pagal ten, kur jisai gimė, ten, kokią turi pilietybę, nuspręsti, tu esi ten gimęs Lietuvoje, tu esi ten 100% katalikas. Nes pats tu esi gimęs Lietuvoje ir esi lietuvis, bet tu esi musulmonas, alhamdulillah. Tai jeigu tu ten nuvažiuosi savo pasą ir parodysi savo pasą arba nedaug dievė kažką blogo padarysi, tu ką, jie sakys, va, žiūrėkit, ten lietuvis krikščionis atvažiavo. Pagal vardą, pavardę arba ten pilietybę negalima nustatyti ir negalima nustatyti tą tikėjimą, ne, ir pririšti tą tikėjimą, nes tikėjimas yra tas, kas yra mūsų širdį. Tas, kokią kelią mes mūsų širdis pasirinkę. Ir tiek. Supratau, tai žmonės nelabai šiaip skiria nuodėmingų žmonių nuo pačios religijos mokymų. Tai buvo dar klausimų dėl ko musulmonų šalyse skurdas ir jie važiuoja į Europą gyventi. Čia daug kas klausė šito klausimo, daug kam įdomu. Taip, jeigu mes pažiūrėsim dabar irgi tokio, kodėl dažniausiai emigrantai arba kiti ten atvažiuoja į Europos šalis, Europos Sąjungą arba ten Britaniją arba dar kokią Ameriką ten ir kitos šalis, kurie yra anot krikščioniškas šalis ir čia atvažiuoja ir kodėl taip. Pirmiausia, jeigu mes kalbėsim apie tokią situaciją, mes turim vis dėlto pažiūrėti į istoriją. Ir dabar, kas vyksta, tai yra tik tas rezultatas to veiksmo, kuris buvo pradėtas prieš 300 metų, prieš 400 metų, prieš 100 metų. O jeigu mes pažiūrėsim dabar, pavyzdžiui, kodėl vis dėlto, pavyzdžiui, Lietuva arba ten Europą atvažiuoja iš Centrinės Azijos, ten uzbekai, tadžikai, arba ten kirgizai, arba dar kažkas. Jeigu mes pažiūrim į tą pusę, tai mes turim suvokti, kad tuo metu, kai ir buvo okupuota ir tame tarpe į Lietuvą, ne, kai buvo pas mus carinė Rusija, ne, ir tuo metu ir ta carinė Rusija ir bandė okupuoti ir padaryti būtent kaip paversti tos šalis kolonijas ir išsiurti visus tos išteklius, visą tą naftą, auksą, dujį, savo pagrobti. Ir jie grobė tos šalis. Žiūrėkit, jūs galit nors vieną šalį dabar pasakyti per pastarosius 300 metų, 400, 500 metų, nors vieną šalį, kurie paskelbė karą Tarybų sąjungai, Rusijai, arba Amerikai, arba Britanijai, arba Prancūzijai, arba dar kažkas. Jeigu mes pažiūrėsim į visą šitą tą patį situaciją, ką liečia, pavyzdžiui, tos pakistaniečius, indusus arba arabus, tai tos šalis būtent yra kolonijos Britanijos, Prancūzijos, Italijos buvo, ne, Rusijos, ne, ir visą tą, ką dabar Britai, Rusai, ne, tos valstybės, arba ta pati Prancūzija, arba dar tos kitos šalis vadinamos, kurios demokratiškos, kurios yra vystosi, kaip jie uždirba visą šitą. Iš ko jie taip gerai gyvendavo?
žudami tos musulmonus, ne, plėšdami tos musulmonus šalės, išveždamas iš tos šalies auksą, naftą, naikindami tų šalių išsilavinimo žmonių sluoksnį. Buvo išžudyti visi mokslininkai, visi tie žmonės, kurie galėjo mąstyti. Tas pats ir buvo ir Maroke, Alžyre, tas pats ir Centrinė Azija. Tas pats buvo ir Afganistane, tas pats buvo ir Indijoje. Ir tebevyksta. Ir dabar, jeigu mes pažiūrėsim per 300 metų, pastarosius 300 metų, 200 metų, 100 metų, tai ne viena mūsų šalis nepaskelbė karą ten Amerikai, Tarybų sąjungai arba ten kažkokia valstybė, Europos valstybė. Priešingai, būtent čia, ką dabar mes turim, dabar yra tas rezultatas ir čia būtent karma, galim pasakyti, teisingumas. Ne? Ir tie žmonės, kurie atvyksta dabar į Europą, ne, pavyzdžiui, į Britaniją, tai jie yra Britanijos piliečiai, yra Britanijos kolonijos piliečiai. Tai jie atvyksta į savo motininės šalį. Taip, kad jie ten neišsilavinęs, neturi auklėjimo, tai kas kaltas? Būtent yra motininė įmonė, motininė valstybė, kurie būtent imant tos visos išteklius, bet nefinansavo mokyklų statymą, kelių, šulinių. Jeigu mes dabar pažiūrėsim, dabar tose kraštuose nėra beveik ten kokybiško, musulmoniško universiteto. Ir tie žmonės, kai jie dabar vyksta globalizacija ir jie sako, nu taigi mes tos Britanijos ir piliečiai, tai važiuoja į Britaniją, bet tie žmonės ir ne Britai, bet kadangi ir jiems tiesiog ta praeitį buvo sunaikinta ir jie neturi žinių apie savo praeitį, jie neturi žinių apie savo istoriją, apie tikėjimą, kultūrą, papročius, nes viskas buvo sunaikinta. Tiems žmonėms buvo naudinga paversti tos žmonės kaip avių banda, kuria besąlygiškai vykdytų tą, ką jie jiems sakė. Tiesiog kaip avių banda. Ir dabar, kai ta avių banda grįžta pas savo kūrėjus, į Rusiją, arba ten Britaniją, arba Europą, tada jie sako, o kažkas negerai. O gerai buvo, kai jų giminaitės, protėviai, kiek metų gyvendavo labai gerai. Dėl ko? Kad jie kažką padarė? Ne. Todėl, kad jie apvogė tos šalis. Tai dabar kaltint to, kad musulmoniškas šalis kažkaip iš tų šalių bėga musulmonai, tai čia kaip atpildas už tą, ką jie padarė. Pirmas dalykas, teisingumas, galima sakyti. Antras dalykas, aš galbūt irgi taip garsiai nesakyčiau, kad ten musulmoniškas šalis. Nes iki šiol ten yra įtaka tų kitų šalių, arba Amerikos, arba Rusijos, arba ten Britanijos, arba dar kažkieno šalių įtaka visgi išliko. Ir ten pasakyt, kad tose šalise yra 100% islamas, mes negalim pasakyti. Aš daug kartų esu minėjęs, kad mes negalim pasakyti, kad Talibanas arba ten Afganistane, kur dabar valdžia arba prieš, arba dabar buvo ir jie sukūrė ten būtent islamo valstybę. Ne. Deja, kai kurie žmonės tiesiog sako, kad apie ISIS, jeigu mes kalbėsim, ne, ISIS čia islamo valstybė. Deja, žiūrėkit, ta valstybė, ta kažkokia grupė, ne, ta teritorija, ir kurioje buvo tada grupė žmonių, vadina islamišką valstybę, visi išskyrus musulmonus. Nes labiausiai nukentėjo nuo tos grupės, nuo tų
tų teroristų labiausiai nukentėjo būtent musulmonai. Žiūrėkit, ta grupė buvo būtent buvo Sirijoje. Jeigu mes pažiūrėsim į žemėlapį, ten šalia Sirijos yra Izraelis. Bet ne vieną šūvį į ISIS nepaleido, ne vieną bombą, ne vieną raketą nebuvo paleista link Izraelio. Bet į Turkiją, ten kaimynai Turkijoje, lygtai musulmonai, Irakas, visos kitos šalis, kur yra musulmonai, buvo sprogimai, buvo teroro išpuoliai ir nuo tos organizacijos teroristinės labiausiai nukentėjo būtent ne krikščioniai, ne judėjai, nes judėjai, ne vieno judėjo nebuvo nužudyta. Normaliai. Ne vieno judėjo nebuvo nužudyta. Nors šalia, bet jie keliaudavo kažkur ten 500 km, ten porą tūkstančių, 3000, 4000, kažkur keliavo į kitus kraštus ir ten dar kažkokius išpuolius. Musulmonų prieš musulmonus. Nu, keistai čia, keistai. Ir aš sakiau, pas mane yra draugas Muamaras, jisai būtent iš Sirijos ir jisai man pasako apie tą situaciją ISIS. Ir jisai sako, pas jį ateidavo ten pas giminius arba kodėl jisai pabėgo. Jisai musulmonas, bet pas jos giminius ateidavo tie teroristai ir duodavo jiems ten tą šautuvą, sakydavo, tada nueisi ir nužudysi tą ir tą. Bet jeigu tu nenužudysi, tas ir anas išžudys visą tavo šeimą. Dukra, žmona, vaikus. Ir taip. Ar čia galima sakyti, kad čia pagal islamą? Ar čia islamas? Ar galima sakyti, kad jie vadovaujasi Kuranu ir Sunna? Ne. Bet mes turim pažiūrėti, kasgi pirkdavo iš tos organizacijos naftą. Kur labiausiai važiavo tos fūros su nafta mašinos? Kur? Į krikščioniškas šalis. Tai kam buvo naudinga visą šitą reikalas? Bet apie tokius dalykus niekas nekalba. Žinai, Muhamedai, aš esu musulmonas. Ir irgi prisiklausęs tokių pasisakymų, kad vieną kartą mes visi girdėjom, kad neva ten buvo protestai Paryžiuje, ten musulmonai protestavo, išėjo į gatvės, protestavo dėl to, kad prancūzai ten krikščioniai arba ten tikinti, netikinti, ten krikščioniai, nekrikščioniai, ten ateistai ten šventė tos naujus metus. Ir vieną kartą pas mus atvažiavo ten vienas musulmonas, kuris būtent gyvena Prancūzijoje. Ir aš jam uždaviau klausimą. Aš sakau, klausyk, kodėl jūs ten streikuojat? Kodėl jums nepatinka, kad jie ten šventė tos naujus metus arba kalėdus arba dar. Jeigu jums netinka, tai būkit namuose. Sėdėkit namuose ir nekreipkit dėmesį, jeigu jūs ten gyvenat. Arba išvažiuokit, palikit tą vietą, išvažiuokit iš Prancūzijos ir viskas. Prie ko ten, jeigu jums nepatinka, ten, jie ką, jūs žudo, ten privertė, jūs švęsit tos kalėdos arba naujus metus. Ne, tai palikit jūs ramiai ir viskas. Ir aš taip prisiklausęs, tą mūsų mediją, tą mūsų tos žurnalistus, kurie sakėt, taip. Ir aš kaip musulmonas, tiesiog kaip paprastas žmogus irgi prisiklausęs ir uždaviau klausimą, kaip ten, kas iš tikrųjų. Tai žinai, ką jisai man pasakė? Jisai sakė, aš asmeniškai būtent buvo tada Paryžiuje, kur buvo tie mitingai, ir būtent tą akimirką, tuo momentu, tą naktį. Ir jisai sako, jisai matė, jisai prisikė Allahu, kad jisai matė, kad kažkokie žmonės su civiliais ten rūbais vaikščiojo tarp tų pabėgėlių, vargšų, kurie ten neturėjo daug pinigų, ir duodavo po 300-400 eurus kiekvienam, kuris nueitų į tą
aikštę ir pastrikotų. Tai vėlgi, kaip aš sakau, dabar mes kalbam apie tokius dalykus, tai jeigu mes toliau pažiūrėsim, tai prisimint Belgijos aerouostą. Prisimint Belgijos aerouostą kažkoks buvo ale musulmonų išpuolis, teroro aktas, kur su automatiniu ginklu kažkas įbėgo į Belgijos aerouostą ir šaudo kažką. Prisimint galbūt. Aš nelabai. Nu, pasidomėt, bet esmė tame, kad jeigu mes dabar ir visi sako, va, pažiūrėkit, va čia tai baisu, va čia tai musulmonai, teroristai, taip. O iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų buvo. Ir čia mūsų vyriausybė, mūsų spec tarnybos, ar tiesiog žurnalistai gali pasidomėti, kaip iš tikrųjų buvo. O iš tikrųjų buvo kas? Tie žmonės buvo sulaikyti Turkijoje, ir čia buvo susirašinėjimas tarp valstybės susirašinėjimas, valstybės mastų buvo susirašinėjimas. Ir jie buvo suimti Turkijos Respublikoje ir Turkijos Respublika buvo iš Turkijos pusės, buvo pateikti kaltinimai kažkokio radikalizmo, ekstremizmo. Būtent turkai suėmė tos žmonės, bet po to staiga jie gavo pranešimą, reikalavimą iš Belgijos, kad Turkijos Respublika gražintų jiems tos žmonės, asmenius į Belgiją pagal tarpusio susitarimą. Turkijoje rašo, klausykit, čia šitie žmonės yra linkęs kažkokio radikalizmo, ekstremizmo, terorizmo. Bet belgai pasakė, viskas gerai, gražinkit. Čia mes turim juos irgi turim apklausti ir nubausti. Nu, jie gražino, žiūrėkit, Turkija gražino jiems tos asmenys. Ir čia viskas oficialu. Bet vietoj to, kad pateikti kažkokius kaltinimus, suimti, sulaikyti, pasadinti į kalėjimą, po porą mėnesių arba porą savaičių jie paleidžia į laisvę. Bet turkai rašė, kad čia yra linkęs kažkokio negero tie žmonės. Ką jie padarė? Jie paleido juos į laisvę. Nestebėjo arba stebėjo. Irgi klausimas toks, galbūt ir stebėjo, galbūt tyčia arba netyčia. Nes, jeigu spec tarnybos gauna kažkokias raštą, kad jie gali kažką padaryti negero, tai kas daroma Lietuvoje, normaliai šalyje, jie seka, prižiūri, kad nebūtų kažkokio pavojaus, kad tie žmonės neįsigytų ginklo, kažkokio sprogmenio arba Belgijų kas nuvyko, jie įsigijo automatinį ginklą, net ne pistoletą, automatinį ginklą. Automatinį ginklą Belgijoje ir tie asmenys su automatiniu ginklu nuėjo į aerouostą. Tai klausimas toks, ar čia išvis toks župlumas Belgijos spec tarnybų, antiteroristinių tarnybų, ne? Arba tiesiog čia buvo tyčinis žingsnis, kad sukeičia tos žmonės. Ir čia nereikia stebėtis, kad tokie atvejai, įvykiai vyksta pasaulyje. Jeigu mes grįšim prie Rusijos, ne, tai kiek kartų buvo apkaltinti, buvo pagauti, tiesiog piliečiai pagavo kažkokios žmonės, kurie nešiojo tos sprogmenius, kad susprogdint kažką, bet civiliai žmonės pagavo ir pranešė. Bet ir tipo čia buvo bandymas, patikrinimas, bet iš tikrųjų kas buvo Rusijos, kaip buvo Rusijos? Spec tarnybos darė kažkokį nusikaltimą, sprogdino, metro, ten, o po to buvo kaltinami čečėnai arba musulmonai. Ir čia ne vieną kartą, ten daug kartų buvo, tokios schemos vykdavo. Tai jeigu mes kalbėsim apie tokius įvykius, tai kaip ir aš kalbėjau, ir ta pati Rusija, mes matėm, kad jie taip darė, ir taip pat mes dabar matom, kaip ir Europą. Ir Europai, ne taip dažnai, alhamdulillah,
ne taip dažnai, bet vėlgi, kalbant būtent jeigu konkrečiai apie Belgiją, apie Prancūziją, apie būtent Paryžiaus, ne tos įvykius, matom, kad ten būtent dalyvavo spės tarnybos. Tai klausimas toks, kaip aš sakau, čia negalima sakyti, kad vienpusiškai. Taip, jeigu mes prisiklausysim kažkokią žiniasklaidą, bet ar mes kalbėjom mes gaunam tik informaciją iš vienos pusės. Ir čia informacija yra šališka, kuria bando sukišti žmonės, padaryti tokią provokaciją tarp žmonių. O iš kitos pusės, kai mes norim pateikti tą informaciją iš kitos pusės, kad žmonės laisvai pamastytų, kas iš tikrųjų buvo. Ir šiaip taip mūsų žiniasklaida turėtų paklausti vieną pusę, apklausti ir vienos pusės pateikti informaciją ir iš kitos pusės pateikti informaciją. Ir tada Lietuvos piliečiai arba tiesiog žmonės, kurie naudojasi laisvai savo protą, savo patirtį, savo išmintį, priimtų sprendimą. O ne taip, kai jiems patikinėjom tik vienpusišką tokią informaciją, kad iš anksto nusistatosi, kad čia teroristai, čia blogis, o čia gėris. Ir neleidžia net pamastyti ir pagalvoti žmonėms laisvai priimti sprendimą. Apie tokios informacijos labai retai ateina, labai mažai trūksta mums tokios informacijos, kad būtų iš vienos iš kitos pusės. Bet kai mes gaunam tą informaciją, tada mes galim objektyviai, nešaiškiai nuspręsti, kas ten iš tikrųjų buvo. Tai kalbant apie tokius įvykius, kaip ten, apie kur ten įvažiavo kažkas, irgi mes neturim patikimos informacijos. Jeigu mes kalbam apie IGIL, ISIS, apie kitus įvykius, tai yra minėtų informacijos, į kurios tiesiog niekas nenori atkreipti dėmesį. Bet ta informacija yra viešai prieinama. Ta informacija yra ir mes neigti tą informaciją mes negalim. Bet kas trukdo tiem žmonėms tiesiog nueiti ir paklausti ir sužinoti. Ir labai ačiū tau, broliu, dėkingas, kad tu suteiki tokią galimybę ir ačiū ir kitiems žmonėms, kurie užduoda tokias klausimus. Ir nori sužinoti, kad išsiaiškinti, kur yra problema. Tai čia ir esmė. Ir mes turim žmonės, taip, Muhamedai, tu mano brolis, tu esi lietuvis, bet tu mano tikėjimo brolis. Bet čia nereiškia, kad kiti lietuviai man ne broliai. Mes visi žmonės. Mūsų visų tėvas ir mama yra Adomas ir Ieva. Ir mes visi broliai seserys. Taip, kažkas tiki, vienas tiki taip, kitas tiki taip, trečias tiki taip. Aš visą laiką sakiau, aš gerbiu tą laisvę, kurią suteikia Dievas visiems žmonėms į tikėjimą. Ir nėra prievartos tikėjime. Kiekvienas žmogus gali laisvai priimti savo sprendimą, aš tikiu to ir viskas. Bet esmė tame, kad dėl šitų dalykų mes negalim kariauti tarpusavį. Mes negalim paskelbti tos kryžių žygius. Šventą karą. Jeigu šventas karas, jeigu pažiūrėsim į Kurano nuostatus arba hadisų nuostatus, tas vadinamas džihadas, mes su jumis kalbėjom tada, su tavim kalbėjom, kada gali būti paskelbtas. Kai kažkas puola, jeigu nori nužudyti, jeigu nori išžudyti tos žmonės, jeigu yra priimtas, jeigu yra halifas ir jisai priima sprendimą, pirmiausia, dėl džihado gali priimti tik halifas, o šiuo metu ten nėra pas mus ne vieno musulmoniško šalies ir išvis nėra pas mus vieno vienintelio halifų atstovo musulmonų. Tai jisai negali priimti. Antras, trečias arba ketvirtas dalykas tame, kad jeigu su mumis kažkas nekovoja, nekariauja, tai ir mes negalim paskelbti jiems karą.
Tu esi musulmonas, aš Archangelas esu musulmonas. Mes laisvai gyvenam Lietuvoje. Tu gali išpažįsti savo tikėjimą Lietuvoje. Tai tau pagal įstatymą tau niekas nedraudžia, nei tau, nei man nešiot barzdą. Moterims karelės. Atlikinėt maldą. Tave ir mane niekas nevartoja ten, negali priversti, kad mes vartotumėm alkoholį. Ne? Kad priversti, kad nusirengti savo ten dukros arba žmonas, seseris. Arba niekas negali priversti mus, kad mes pakeistumėm savo lytį. Čia yra laisvė. Ir tie žmonės tiesiog turi suprasti, taip, karas tarp tikinčių, netikinčių visą laiką buvo ir yra. Bet tie spekuliantai, ne, provokatoriai, kurie buvo, dėja ir iš tos pusės, ir iš tos pusės, ir iš anos pusės, iš visų pusių, nes tai yra normalu, nes mes visi esame žmonės. Ką jie nori padaryti? Sukišit mūsų tarpusį, kad mes kariautumėm, bet karo metu, kad jie pasipelnytų. Ir viskas, ir tiek. Ir dabar, kai kurie žmonės, tiesiog aš girdžiu, bet aš nepalaikiau ir tos musulmonus, kurie ale musulmonai ir sako, reikia ten kariauti, ten džihadas, arba ne, aš nepalaikiau. Bet iš kitos pusės, ir aš nepalaikiau tos krikščionis, kurie sako, reikia daryti kryžių žygius. Yra tikrai tokių. Ir dabar, tas, kad bandymus supriešinti, kad suskaldinti visą mūsų visuomenę, yra akivaizdi. Ir ką jie nori tom pasiekti? Pasiekti Lietuvos gerovę? Ne. Jie nori pasiekti tik asmeninę gerovę. Tai aš noriu, kad klausykit, mes kalbam apie islamą, mes kalbam apie tikėjimą. Nes mūsų tikslas nėra užverbuoti jūs. Arba pavogti jūs iš bažnyčios. Arba iš sinagogų, arba dar kažkur. Ne, pas mane tokio tikslo nėra. Mūsų tikslas yra suteikti tą informaciją ir tiek. Ką jūs darysit? Ką jūs darysit po to? Čia jūsų sprendimas. Ir tiek. Bet vis tiek mes turim suprasti ir mes vis tiek, islamas mokina mus, kad vis dėlto mes visi žmonės esam broliai seserys. Ir pas mus nėra kažkokia viena tauta, kita tauta aukščiau arba žemiau. Visi mes broliai seserys. Pas mus vienas tėvas ir viena mama. Tai ką galiu pasakyti, tik palinkėti visiems taikos. Ir mes vėlgi sveikinamės. Aš visą laiką sakiau, kai mes sveikinamės, assalamu alaikum, ką reiškia? Taika jums. Atsisveikiname irgi sakom, va alaikum assalam. Ir taip pat ir jums taika. Mes linkim visiems taikos. Ir ką reiškia, kai mes sakom assalam? Taika jums, tai reiškia, tu ne mano priešas. Aš tavo brolis ir tu mano brolis. Ir mes turim vienas kitam padėti. Taip, pas mus gali būti skirtingos nuomonės. Bet skirtingos nuomonės gali būti dėl tikėjimų, bet ne dėl pagrindinių principų. Kad nežudyti, nevogti, neišmėžti. Ne kažkokio ten sakyti blogius dalykus. Arba žudyti vaikus. Tai tokių dalykų pas mus negali būti skirtingų nuomonių. Tai va dėl to aš sakau, grįžtam, visą laiką sakiau, jokių problemų. Mes, kaip visada sakiau, yra tokia situacija, kad krikščioniai, judėjai arba ten musulmonai, jokių skirtumų. Grįžtam prie, jeigu mes kariaujam, pradedam ginčytis tarpusavy, kuris ten tikėjimas geresnis arba blogesnis, tai aš visą laiką sakiau, ir Alachas Kurane sako, čia ne dėl to, kad aš musulmonas arba islamas, grįžtam prie Avromo laikų. Grįžtam prie Avromo tikėjimo. Ir tiek. Grįžtam prie tikėjimo, kuris deklaruoja tik, kad vienas Dievas visiems. Ir viskas. Jokių problemų. Nes pranašas Muhamedas pasakė, ne per Bukhari hadisus. Ką jis pasakė? Tas, kuris pasakė, la ilaha illallah, kas įtikėjo. Būtent įtikėjo ir neprikūrė
Allahu bendrininkus, anksčiau arba vėliau jis papuls į rojų. Tai linkiu visiems taikos ir assalamu alaikum. Taika ir ramybė visiems.